Labas. Šiandien važiuosim po miestą pasivažinėti ir žiūrėsim, ar šiauliečiai yra draugiški žmonės. Bandysim pasisveikinti su kuo daugiau žmonių. Ir žiūrėsim, kiek iš jų pasisveikins atgal su manim. Galit pabandyti atspėti, kiek surinksim per šį trumpą video, nes jau greitai tamsta, tai atrodo, kad truputį vėlai išvažiavau. Dar 8 net nėra, bet jau saulė leidžias, tai... Tai. Žmonių gal nedaug bus mieste. Na, čia nesiskaita. Čia sakė, važiuok, nestovėjęs. Gal pro centrą. Labas. Vieną turim. Motociklininkais lengva yra, nes jie visi sveikinas. Beveik visi sveikinas. Tai čia lengva buvo. Reiks sunkesnių gauti. Visiškai tokių šaltų. Labas. Kaip nejauku. Ir dar prieš šviesoforą pasisveikinau, kur dabar net negaliu pabėgti. Ačiū Dievui, nuvažiavo. Sveiki, vaikinai. Tau pakėlė vieną atranką. Jis. Kur aš čia nuvažiavau? Visai čia žmonių nėra. Labas. Nelabas. Toliau. Labas, močiutė. Nežiūri mane. Tas nesiskait. Ar skaitas? Nesiskait. Čia jau toks lipimas iš komforto zonos. Ne veltui su šalmu važinėju. O čia dabar sveikintų saugmačiu. Labas. Irgi nelabas. Šitas tikrai matė mane. Tai šitas skaito. Kažkodėl įtariu, kad bus daugiau, kurie nesisveikina, negu kurie sveikinas. Bet kaip ir maniau, žmonių labai nedaug mieste tokiu laiku, nors ne vėlu. Bet kažkaip vasarą baigęs. Ir viskas. Sugalvojau, kaip pasukčiauti. Nuvarysiu į spočiuką, kur visada būn žmonių. Ten turėtų kas nors pasisveikinti. Kada noriu tada ir piktą, šita tikrai nesisveikintų. Labas. Uhu. Nu čia kažkas tikrai turėtų pakelti bent porą rankų. Ruduo jau koks, kiek lapų prikritę. Gerai, važiuojam lėtai, kad spėtų pamatyt mane. Jeigu būtų žmonių. Labas. Skaitos. Čia irgi skaitas, kad ir lengvi. Labas. Gerai, keletą gavom, bet čia pasukčiavom. Labas. Nematė. Kokia gėda. Per vėlai įsidrasinau. Labas. Ne. Nelabas. Labas. Sveikas. Yes. 2. Bent jau motociklininkai draugiški. 3. Labuka. Čia motociklininkai kelia į priekį mumis. Sveiki. Sveiki, sveiki. Rodo dabar į pietinį, kai važiuoju, visi motociklininkai atgal į centrą sulėkia. Taip ir būn gyvenime, tu į vieną pusę, gyvenims į kitą. Kad žmonių nėra. Kam pamojuot, pradėti automobilio mojuot reikės. Bet vienam automobilį mojau buvo labai nepatogu, paskui lendam į pietinę gilumas. Labas. Nelabas, matė mane. Tikrai skaitas. Labas. Nu
nusišypsojo, bet nepasisveikino. Na, tai nesiskaita, nežinau. Ei. Jaunesnė karta labiau nori sveikintis negu vyresniai. Kodėl taip yra, nepaaiškinsim. Nepakėlė rankas. Žiūrėjo, bet nepakėlė. Nu, ką padarys? Kad nematau žmonių per tas visas mašinas čia pristatyta visur. Labas. Skaitas, kaip paprašo pagazuoti irgi. Pasisveikinams. Tikrai matė ir nepasisveikina. Jau norėjau pasveikinti, bet nusisuko. Jau tamsu daras. Ar tik man taip atrodo? Man taip biškai atrodo, su tamsintų stikliuku. Abas. Yes. Vėl grįžom į pliusų seriją. Čia reikėjo man skaidrį stikliuką dėtis. Aš to žmonių nebematysiu. Aš važiuosiu su atidarytų gausiu iš muselės į akį. Labas. Pakėlė ranką. Kas daugiau, jeigu ne motociklas. Sveiki. Jei, šeiminėlė pamojavo. Ok. Gavau iš musės į akį ir atrodo, kad netgi iš šalmo įskrido į vidų. Negerai važinėtis su pradarytu. Ypač kai dabar belekė kodų visur. Įsijungia šviesas mieste, bet visai nepadeda su uždarytų stikliuku. Prastas matomumas, daug kas nesisveikina, netgi ūpas jau baigia dingti. Labas. Jei. Pakėlė biškiupą vėl. Labas. Net motociklas nesisveikina. Nežinau, gal kažkoks netinkamas metas jau temsta šiokedienis žmonėms į darbus ir panašiai. Sveikučiai. Žmonėms į darbus ir panašiai, tai nedaug žmonių mieste. Gal dėl to biškių sunkesnė užduotis buvo. Sveikas, sveikas. Labas, labas. Panda. Važiuojam greitai, pažiūrėsim, ar dar moku pakelti priekinį ratą nuo žemės. Labas, labas. Jeigu šitam visam eksperimente išeisim į pliusą, tai bus tik tais dėl motociklų. Aišku, aš iš viso tų žmonių realiai nesusakau, čia labai mažas žmonių kiekis tik buvo paimtas. Reikėtų savaitgalį bandyti daryti tokį dalyką ir dieną. Gerai, vienas komentaras rašė, kad gali nuo 20-30 km per valandą pakelti. Bet dabar, kai aš pripratęs nuo 50-60, tai visai baisu. Nuo 20-30 turėtų visai kitaip kilti. O aš taip nepratęs. Bet pabandom. Gerai. 30. Baisu. Gerai. Koks tarop. Ok. Išėję nemačiau, koks greitis buvo. Normaliai. Jau. Kai greitai kyla, kai greit pradeda kilti išsigąstu žiauriai ir iškart metu gazą ir tada krenta. Būtų gerai, kad jis lėtai švelniai po truputį kiltų. Nuo 40 gal kažkur. Smagiai. Bet
reik nebijoti, aš čia iš tikrųjų, kai šoną tada nusifilmavau, matęs, kad žemai 9 valandą tik tais. Sorry dėl švilpimo, bet aš čia nieko nematyčiau su to stikliuku. Norėjau kelt, bet kažkoks automobilis, mačiau, atvažiuoja. Arba pasirodė. Musė aky tiesiog, nu kaip, galit ramintis. Vis tiek, man geriausia nuo kempiam dabar jau, kai taip pripratau, žinau, kiek sukta rankina. Neblogai jau, biškai ilgiau išsilaiko, bet nežinau, kaip ten dėl to aukščio. 9 valanda, kaip visada, ką. Neblogai. Po truputį sekundį ilgiau jau galiu palaikyti. Aišku, aukščio nėra, bet prie rankenos reikia priprast dar. Sakyčiau, visai gerai. O, dieve. Kaip taip? Kas čia buvo? Ne, gerai, čia ženklas, kad šiandien užtenka, ramiai važiuojam namo. Kameras vos net nepamečiau nuo tokią bairę. Gerai, šiandien užtenka iš viso, čia ir baigiam tą vlogą, ramiai važiuoju namo. Ką, viso gero ir iki kito. Viso.